Pritariu, dėl to, kad matau tame prasme. Tas priemonės, kurių dabar įmamas, yra efektyvios. Ir manau, kad reikia keltis sąmoningumą gal žmonių, kažkokią viešą informaciją pateikti, kuri skatintų žmonės pačius riboti. Be abejo. Tai žinoma, taip. Čia priklauso nuo vartotojo. Manau, kad užtektinai jos yra, bet ne visiems ne visi gilinasi į tai. Kam yra svarbi sveikatas, asmeniškai žmogaus, tai jisai visada domisi informacija ir gilinasi į maisto produktų sudėtį. O yra žmonių, kurie nesidomi. Jeigu pateikiamas ta informacija, kurios reikia, būna labai smulkiai paprastai parašyta. Pavyzdžiui, kad ir ledus, paėmė ir tenka, ką skaitysi tokiom raidytėm. Reikia paieškoti, aš manau, vis dėlto. Iš valstybinės pusės tikrai nepakankamai, o aš manau, kad jos yra daugiau iš to privataus sektoriaus, nes yra tokie puslapiai kaip Mano vaikas, anksčiau buvo ir Sveikas vaikas, o iš viešojo sektoriaus, tai iš valstybinės sektoriaus mažokai. Manau, pakankamai, nes yra ir specializuoti tinklalapiai, kurie pateikia tokią informaciją ir pastoviai straipsniai pasirodo, manau, tos informacijos tikrai užtenka.